Bičiuli Linai, galvoju, kokiais žodžiais galima būtų tave apibūdinti ir matyt labiausiai tiktų tokie žodžiai, kad norint nudirbti didelius darbus, nebūtina būti didžiausiu genijum, nereikia būti aukščiau kitų. Svarbiausia yra būti kartu su visais ir matyt šiuos žodžius geriausiai patvirtino būtent tavo pavyzdys. Tu tikrai sugebėjai puikiai suburti didelį būrį jaunimo. Aš labai džiaugiuosi, kad man teko sutikti tokį žmogų kaip tu ir semdamasis iš tavęs veržlumo ir ryžto sugebėjau pradėti vaidinti aktyvų vaidmenį visuomeniniam gyvenimui. Tavo sėkmės istorija iš tiesų yra puikiai. Norėtųsi palinkėti, kad jie tęstųsi dar labai ilgai ir kad atėjus laikui tavo darbo vieta iš Gedimino prospekto persikeltų į Daukanto aikštę. Ir norėčiau dar paminėti, kad dirbdamas šios darbus nepamirškim savęs, nepamiršk savęs palepinti, o geriausias būdas tai padaryti, kaip mes kažkada esame kalbėję, atvykti į Anykščius į medžioklę ir pasakysiu anykštietiškai, jog atlaikant Anykščius, padarysma medžioklį, pažvejosma, gal ir nekų pagausma, ale vis tiek apsmoka. Tai su didžiausiais linkėjimais, mielas Linai, Anykščių skyriaus vardu. Bičiulis toliau. Toliau, Linai, noriu pasakyti tai, kad bet kada ir jeigu būsi Anykščiuose, tai aš tikrai pažadu įžymėsias tėvuko vėbro dešrelės visada bus paruoštas ir visada lauksim tavęs kaip tikrai geras draugas. Labas, Linai. Visų pirma, tai labai džiaugiuosi, kad tau pavyko prikelt sąjungą tiek iš knygų, nes sąjunga atėjo pakankamai vėlai, prieš 2 metus tiktais. Ir svarbiausias dalykas, kad man atėjus į sąjungą, tu man padėjai. Tai pagalba buvo tokia, kad tu manim patikėjai, kad pasitikėjai, kad galėčiau būti skyrių koordinatorių ir per tai partijos tarybą ir panašiai. Tai tiesiog noriu palinkėti toliau, kad nebijotum būti geras žmogus, kad siektum savo tikslų ir kad mokėtum aiškiau ar atviriau sakyti, ko tu nori. Ir mes tave tada pamatysime. Sėkmės tau. Tai kreipiuosi į Liną, pirmininką, mūsų ilgametį vadą. Kiek pamenu, iš tikrųjų gerai labai pamenu mūsų pirmąją socdemų mašiną, tokį autobusiuką baltą, frontelį. Atsimenu, kaip Linas irgi tikrai labai gerai atsimenu, kad toj mašinoj vairuotojo sėdynė labai klibėdavo, tiksliau jinai galėdavo užsiimti. Tai palinkėjimas yra toks, kad Linai, mes tą Volvo, turėk tokį kaip mano, tam, kad turėtum, reikia pasiekti kažkur ar politikoje, ar versle, dar kažkur, to tau ir linkiu. Ir žiūrėk, kad man nereikėtų su savo mašina tavęs važiuoti, o tu galėtum su mane pavežti dar geresnė. Linai, jeigu daugiau nepasieksi, tai dabar pasiekti, tai žiūrėk, kas tavo bus. Sveikas, Linai. Prisimenu tokį posakį, aš būtent tau norėčiau taikyti jį, kad, žinai, yra sakoma, didieji protai gyvenime turi tikslus, o visi įvykusi norus. Tai va, Linai, aš noriu palinkėti, kad tau tikslai niekados nevirstų norais ir kad tu siektum savo ir tuos nesėkmes galbūt kažką kitus sugniuždo, kažkiek paveikia, o kad jos nepaveiktų ir tu eitum tuo keliu ir tikrai viską gyventum. O mes visa organizacija, aš, Lina, Karolina ir visi mes tikrai padėsim, paremsim, kiek galėsim. Tai tiek, Linai, dėkui tau už vadovavimą, tu padarei tą organizaciją didelę verslę ir tikrai tas tavo nuopelnas nebus pamirštas. Dėkui tau, Linai, labai. Sėkmės. Labas, Linai.
Kaip ir visi kiti noriu tau, ką nors gražaus pasakyti, nes tu esi vertas to. Tai pirmiausia, ačiū už tai, kad paskambinai man tada prieš 5 metus, kai dar net nežinojau, kas yra ta jaunimo sąjunga. Ačiū, kad įtraukei mane į šitą veiklą, kur praleidau, nežinau, gal gražiausius gyvenime metus. Ir tikiuosi dar čia ilgai būti, kartu su tavim. Ačiū už tai, kad man čia labai linksma. Ačiū už tai, kad esi mano draugu. Ir tai, kad tu nebūsi sąjungos pirmininku, dar nereiškia, kad mes nebendrausim. Tikiuosi dar daug gerų dalykų nuveiksim kartu. Ir norėčiau tau palinkėti labai daug dalykų, bet atrinksiu kelis pagrindinius. Na, vienas iš tavo siekių tapti Seimo nariu, manau, jau pasiekta, nes šią vasarą tu tikrai juo tapsi. O dėl dar tolimesnės ateities, tai manau, darbai lieka darbais, bet svarbiausia, norėčiau tau palinkėti, kad artimiausiu metu surastum aukštą, gražią, žavę, malonę ir visą tokią, kokią tau reikia gyvenimo draugę. Ar jeigu šviesi ar tamsi, nesvarbu. Svarbu, kad tau tiktų ir patiktų, kad būtų protinga, išradinga, kūrybinga. Ir linkiu būti laimingam kartu su mumis. Nesvarbu, ar bus ta draugė, ar nebus. Ar rodo? Na, kadangi man tikrai nepavyks prieš objektyvą nuslėpti savo šlykščiai žavingo suvalkietiško akcento, tai aš jo ir neslėpsiu. Mielas Linai, aš tau noriu pasakyti, kad frazė, kurią tu girdėjai jau daug kartų, Marijampoliės cukrinių augytojai, baisiai sveikijam tavė, Linai, baigus kadenciją pirmininko ir labai nuoširdžiai, linkim tau baisiai gražiai laimės ir džiaugsmų. Mes, runkelių augytojai iš Marijampolės, didžiuojamės tavimi, Linai, ir tavo pasiekimais. Nu, dabar rimtai. Rimtai neišeina. Iš tikrųjų noriu padėkoti Linui. Labai nuoširdžiai noriu padėkoti Linui, kad jis buvo mūsų pirmininku. Ir dar labiau noriu padėkoti, kad jis juo daugiau nebebus. O kadangi Linas visuomet yra žmogus, kuriuo aš didžiuojuosi ir žaviuosi, aš tiesiog nešioju jį savo širdyje ir ant savo širdies. Tai mielas Linai, tavo garbei, aš netgi įsigijau marškinėlius. Merginos ir vaikinai, jūsų dėmesiui marškinėliai su Lino atvaizdu. Gerasis žmogau, Lina Jonauskai. Prieš 10 metų pakvietė mane į šią nuostabią organizaciją. Per tą ilgą laikotarpį mes ne kartą žvejojom ne tik daugybėje Lietuvos užsienio upių, bet ir Lietuvos jaunimo politikos vandenyse. Turiu pasakyti, jog tu sugebėjai ištraukti bene visus didžiausius laimikius. Ir ko gero, šiandien tau atėjo laikas bristi į didžiosios politikos vandenis. Ta proga, mielas draugė, dėkodamas tau už tai, kad padėdavai žuvį ištraukti, išvirti kareivišką košę ir papolitikuoti. Beje, norėčiau palinkėti, kad didžiosiuose politikos vandenyse tau pavyktų ištraukti dar daugiau ir dar geresnių laimikių. Ir kad vieną dieną tu sugautum savo gyvenimo politikos žuvį. Ko gero, kažkas, ko gero, turėtų būti didesnė negu mano pagauta, kurią aš iškepsiu tavo vakarieniai. O tu ištrauk savo svajonių žuvį. Sėkmės, mano draugė.